Tai treneriai, puikiai rungtynių pradžia, vėliau leidot varžovam grįžti. Kas nutiko antram kėlinį? Nu, aš manau, koncentracijos stoka vaikų, nes tikrai gerai pradėjom, bet po to sustojom žaisti savo žaidimą, pradėjom nebesidalinti kamuoliu, pradėjom žaisti savanaudiškai po vieną ir to pasekoj tapo tiek sunku, tiek užpulti, tiek to labiau grįžti į gynybą po netaiklių, neprotingų metimų mūsų. Kokius vyrukus įskirtumėt šiandien kaip pagrindinius pergalės kalvius? Ir Verpečinskas, ir Raulušaitis atrodo neprastai sužaidė. Ką dar matytumėt? Kas buvo gerai šiandien? Tikrai žinokit, nei vieno negaliu išskirti. Visi absoliučiai, kurie pasirodė aikšteliai, tikrai davė kažkokį savo indėlį. Vieni daugiau, kiti mažiau, bet aš vaikam irgi visada sakau, nesmė, kiek aš taškų įmečiau ar kiek kamuolių atkovojau. Esmė taip, kaip aš dirbau gynyboje, o šiandien tą ir pamatėm, kad mūsų 1-prieš-1 gynybą tikrai turim kur tobulinti. Tai čia, manau, yra daug svarbiau.